Labas, kaip laikaisi? Šiandien noriu su tavimi ir su savimi tuo pačiu pasikalbėti apie meilę sau, bet ne iš tos banalios pusės, kuri tarsi kaip išorinis triukšmas girdisi aplinkui, bet iš vidinės ir gilios pusės, apie ką visgi yra meilė sau. Nes pastaruoju metu girdžiu ir galvoju, kad meilė sau juk ir nėra lyg graži idėja ar kažkokia motyvuojanti dar viena frazė. Ir mane labai stipriai domina būtent ta kita pusė, kuri galbūt nėra patogi, kuri reikalauja sprendimų. Ir meilė sau visų pirma norėčiau, kad atskirtumėm, kad tai nėra emocija. Ji nėra ir sau būsena, kuri ateina ir išeina. Meilė sau yra pats svarbiausias santykis. Santykis su savimi. O juk santykis visada reiškia atsakomybę, nuoseklumą ir pasirinkimus daromus kiekvieną dieną. Ir tiek aš, tiek turbūt ir tu esam linkusios kalbėti apie meilę sau tada, kai pavargstam, kai perdegam, kai suprantam, kad kažkur save pametėm. Tačiau labai retai savęs klausiam, o kur tai tiksliai įvyko, kurioje vietoje, kuriame laike pradėjau atidėti savo poreikius ir kurioje vietoje nusprendžiau, kad laikas būtent skirtas santykiui su savimi yra mažiau svarbus nei laikas skirtas santykiui su kitais. Ir man atrodo, kad tikroji meilė sau prasideda tada, kai nustojame laukti, kad kažkas kitas mus išgelbės nuo mūsų pačių nepaisimo tai savo meiliai. Ir turiu čia labai tokį pavyzdį gražų, nes dažnai visi ir galvojam, kad meilė, kai mus myli, tai esam laimingi. Tai man vyras buvo užrašęs ant šaldytuvo tokį raštelį, kad apie laimę savo, apie laimę, tai buvo užrašęs, kad nustok būti nelaiminga ir tapsi laiminga. Ir tikrai, kaip tai yra tikra ir teisinga, kad ir kaip gali atrodyti pikta, tai taip pat turbūt yra apie meilę savo, kad nustok reikalauti iš kito, kad tave mylėtų ir pati pamilk save. Nors kaip dažnai vis dėlto yra viduje tas tylus lūkestis, kad vyras, kad partneris turi padaryti mus laimingas, ir čia skamba ir tas turi žodis, kad vaikai suteikia pilnatvę, kad darbas suteiks prasmę, kad pripažinimas suteiks vertę. Ir iš dalies galbūt tai ir yra tiesa. Santykiai, karjera, mylimas darbas gali papildyti mūsų gyvenimą. Tačiau jie negali sukurti to, ko pačios savyje nesame pasirengusios pradėti kurti. Ir žinau, kad jeigu aš neskiriu savo laiko, tai tuo metu tarsi lūkestį numetu ant partnerio, kad jisai kažkokiu būdu turėtų pradėti man skirti daugiau laiko. Arba, nežinau, padaryti už mane kažką, kur man duotų daugiau erdvės. Ir suprantu, kad jeigu aš pati neklausau savo poreikių, tai kitoje pusėje reiškia, aš tikiuosi, kad kitas kažkokiu būdu išgirs mano šitą lūkestį ir staiga atkreips dėmesį į mano poreikius. Jeigu aš pati atidedu savo troškimus, tai visgi kodėl turėčiau tikėtis, kad gyvenimas ims ir įgyvendins už mane mano troškimus. Meilė sau yra sprendimas nustoti save palikti paskutinėje vietoje. Ir tai nereiškia tapti egoistiška, tai nereiškia iškelti ego į pirmą vietą, tai reiškia pripažinti, kad gyvenimas, tas unikalus savas, nesilyginant į kitus, yra pats svarbiausias projektas. Ir santykis su savimi, ten slypi ir ta meilė sau, yra lygiai toks pats svarbus projektas. Ir
kažkoks konkretus veiksmas veda į tai. Tai laiko savo planavimas. Ir tai nėra kažkoks spontaniškas likutis dienos pabaigoje, kai visiems viskas tarsi jau padaryta ir atlikta ir staiga liko 5 minutės man savo. Ne, tai yra sąmoningas įrašas kalendoriuje. Tai sprendimas, kad mano kūryba, mano poilsis, mano mokymasis ar mano tiesiog tylėjimas ir gulėjimas ant sofos yra verta būti šalia susitikimų su kitais, šalia įsipareigojimų, šalia visų deadline'ų. Tačiau kai neskiriame savo laiko, mes gyvename tuo tik reagavimo režimu. Atsakome, sprendžiame, rūpinamės, derinamės. Tačiau reagavimas juk ir nėra kūrimas. Reagavimas labai retu atveju atneša mums kryptį. Jis tik palaiko tą judėjimą. O tėkmę ir būtent kryptį mes renkamės pačios. Ir klausimas, kurį savo užduodu vis dažniau, yra labai paprastas. Ar aš kuriu savo gyvenimą, ar tik administruoju kitų poreikius? Ir kai jau jaučiu, kad atsakymas į šitą klausimą yra labiau apie menedžinimą kitų poreikių ir kitų kažkokių norų, tai aš suprantu, kad aš save atidėjau. Ir motinystės pradžioje lygiai taip pat aš buvau save atidėjusi, bet kaip ir suprantama, tada tai buvo etapas, naujagimiai ir dar 2 mano atveju, 2 iškart. Bet tuomet atsimenu, kai jau suvokiau, kad savęs ilgą laiką nebemačiau tos tikrosios ir kai tarsi atitraukiau tą stalčiuką ir išsiėmiau save, kur buvau pasidėjus neribotam laikui, aš savo mintise pažadėjau niekada savęs kažkaip nebeatidėti. Tai pažadas savo yra labai svarbus ir netgi svarbesnis negu už pažadą kitam. Ir meilė savo yra būtent gebėjimas atsakyti į mano prieš tai užduotą klausimą, ar aš kuriu gyvenimą savo, ar tik administruoju kitų poreikius. Tai šitą klausimą atsakyti savo sąžiningai. Nes meilė savo taip pat yra ir drąsa. Įgyvendinti savo troškimus ne tada, kai jie nėra kažkokie praktiški ir aiškus. Dažnai mes turim svajonių, kurios atrodo per mažos, o gal kartais net ir per didelės. Nepraktiškos ar netitinka to, ko iš mūsų tikisi aplinka. Ir tuomet mes dažnai atidedam. Sakom savo, kad dar nelaikas, kad palaukti reikia, kad reikia pasirūpinti kitais, kol vaikai užaugs, kol, nežinau, vyras gaus paaukštinimą ar pati pakilsi karjeros laiptais, ar dar kažkas nutiks. Tačiau kuo ilgiau atidedam, tuo labiau tolstam nuo savęs. O būtent meilė savo yra leidimas savo būti toje pradžioje, netitolus. Leidimas savo mokytis, bandyti, klysti. Leidimas savo būti netobulai, bet gyvai. Ir čia man labai šis sakinys labai rezonuoja, nes perfekcionizmo aš turiu. Ir tikrai dažnu atveju stengiuosi būti tobula. Tobula mama, tobula žmona, tobula draugė, tobula dukra, bet pamirštu tada tą gyvastį. Pamirštu tikrai santykius su savimi. Tai manau, kad perfekcionizmas yra gana didelis priešas būtent meiliai savo. Ir yra dar viena svarbi pusė, apie kurią mes retai kalbam. Tai meilė savo reiškia apie prisiėmimą atsakomybės, būtent už savo vidinę būseną. Tai nereiškia ignoruoti išorinio aplinkybę ar apsimesti, kad viskas priklauso tik nuo mūsų. Tačiau tai reiškia būtent pripažinti, kad mano reakcija, mano pasirinkimai ir mano kryptis yra mano atsakomybė. Ir jeigu aš jaučiu nuolatinį nepasitenkinimą, aš galiu savęs drąsiai klausti, ko man trūksta. Jeigu jaučiu pavydą, galiu klausti,
kokį savo troškimą aš ignoruoju. Jeigu jaučiu nuovargį, galiu klausti savęs, kur peržengiau savo ribas. Šie klausimai galbūt nėra patogus, tačiau jie yra būtent brandžios moters santykių su savimi kurti vieni iš svarbiausių klausimų, nes meilė savo nėra tik švelnumas. Labai dažnu atveju meilė savo yra labai aiški struktūra. Ribos, sprendimas galbūt eiti miegoti anksčiau, sprendimas nesusitikti su tuo, kas mažina mano vertę, sprendimas pasakyti, kad man reikia pagalbos, daug sprendimų ir daug pasirinkimų mes kasdienybėje turim. Tai kai moteris pradeda save rinkti sąmoningai, jos santykis keičiasi. Ji nebeieško patvirtinimo kiekviename žingsnyje. Ji nebereikalauja, kad kitas užpildytų tuštumą. Ir tokia moteris tampa stabilesnė, nes jos centras yra viduje. Ir tuomet tai yra didelis pokytis, nes santykiai tada tampa dalymusi, o ne prašymu užpildyti tą trūkstamą vietą. Tuomet ir darbas tampa išraiška, o ne įrodinėjimu savo vertės, o poilsis tampa būtinybė, nesilpnumas. Ir jeigu dabar reikėtų pradėti nuo vieno dalyko, nuo vieno klausimo, aš pradėčiau nuo šito vieno paprasto, sakoma, paprasto kaip 2 kapeikos, tai va tokio paprasto klausimo, kur aš save atidedu. Kur aš save atidedu. Galbūt tai kažkokia kūrybinė idėja, kuri jau senai laukia būti įgyvendinta. Galbūt tai pokalbis, kurio vengiu. Galbūt tai sprendimas, kurį atidedu, nes bijau nepatikti, bijau būti nemylima. Meilė savo prasideda nuo mažų, bet nuoseklių pasirinkimų. Ne nuo radikalių pokyčių, o nuo krypties pasirinkimų. Ir galbūt pati giliausia meilė savo forma yra ši. Aš nebebandysiu laukti, kol kas nors kitas padarys mane laimingą. Aš pati imsiu kurti savo gyvenimą taip, kad jis atitiktų mano vertybės, mano tempą ir mano vidinę tiesą. Ir toks pareiškimas nėra garsus, tai būtent yra tylus, kasdieninis darbas. Būtent iš tokių sprendimų gimsta brandus santykis su savimi. Tai ir linkiu mums visoms, kiekvienai, man pačiai, to brandaus santykio su savimi, tikrosios meilės savo ir to stipraus, vienintelio klausimo, ką ir kur aš save atidedu, ir ko aš vengiu. Tai atsakykim, užsirašykim ir kurkim savo kasdienybę, kurioje būtų daug meilės savo ir kuri turėtų laiko mūsų užimtoj dienotvarkėj. Apkabinu.